Ar kada susimastėte, kaip keli senoviniai tekstai parašyti 100 metų skirtumu gali susijungti į vieną ir papasakoti neįtikėtinai galingą istoriją? Na, šiandien mes kaip tik ir panirsime į vieną tokią paslaptį. Išnarpliuosime vieną garsiausių pranašyšių nuo panikos apimto karaliaus iki sapno, kuris pakeitė absoliučiai viską. Tikiu, kad daugeliui šie žodžiai tikrai girdėti. Bet ar kada pagalvojote, kokiomis aplinkybėmis jie buvo ištarti? Galiu pasakyti, tai tikrai nebuvo rami šventa aplinka. Anaiptol, tai buvo viena dramatiškiausių krizių to meto istorijoje. Taigi, kągi ši paslaptinga pranašystė reiškia tam išsigandusiam karaliui, kuris pirmą kartą ją išgirdo prieš beveik 2700 metų? Gerai, keliaukime ten. Mūsų istorija prasideda 8 amžiuje prieš Kristų. Ir patikėkite, tai buvo laikai tiesiog persunkti baimę, politinėmis intrigomis ir gilia tikėjimo krize. Taigi, pirma dalis – karaliaus tikėjimo krize. Ir viskas čia sukasi aplink vieną žmogų – Jeruzalės karalių Ahazą. Žmogų, kurio panikos kupini sprendimai, kaip pamatysime, pakeis visą istorijos eigą. Pabandykime nusikelti į tuos laikus maždaug prieš 735 metus prieš Kristų. Situacija, švelniai tariant, įtempta. Iš vienos pusės milžiniška galinga Asirijos imperija, kuri grasina tiesiog praryti viską savo kelyje. Iš kitos dvi kaimininės karalystės – Sirija ir Samarija, kurios sukuria alijansą ir sako Ahazui – stok į mūsų pusę. Kai jis atsisako, jos ima ir apsupa jo sostinę Jeruzalę. Įsivaizduojate? Ahazas atsidūrė tiesiog beviltiškoje padėtyje, tarp kūjo ir priekalo. Ir štai čia, šioje baimės apimtoje karalystėje susiduria du keliai. Visiškai du skirtingi keliai. Viename pranašas Izaijas, kuris ateina ir sako, ramiai, pasitikėk Dievo pažado. Jei netikėsi, paprasčiausiai neišliksi. O kitame kelyje, kitame stovi panikos apimtas Ahazas. Ir jos pasirenka baimę. Jis padaro neįtikėtiną dalyką. Paaukoja savo sūnų pagoniškam dievui ir, kas dar blogiau, puola prašyti pagalbos iš pačių asirų. Tos pačios imperijos, kurios visi bijo. Tai buvo ne šiaip politinis manevras, tai buvo visiška dvasinė kapituliacija. Bet palaukite. Situacija tampa dar labiau, sakyčiau, absurdiška. Izaijas siūlo Ahazui, gerai, jei netiki, paprašyk bet kokio ženklo, iš dangaus, iš žemės gelmių, bet kokio, kad tik patikėtum. Bet karalius, prisidengdamas tokiu netikru pamaldumu, atsako, o ne, aš nemėginsiu viešpatės, galite patikėti? Kokia ironija, juk giliai širdyje jis jau seniai buvo viską nusprendęs, jis pasirinko nepasitikėti. Ir vis tiek. Net po tokio veidmainiško atsakymo Izaijas paskelbė ženklą. Bet dabar tai jau nebe ženklas Ahazui, kad jį įtikintų. Ne. Dabar tai pareiškimas visam pasauliui. Dievas lieka ištikimas, net kai jo išrinktasis karalius nusigrėžia. Ir tas pažadas apie vaiką vardu Emanuelis, kas reiškia Dievas su mumis, parodo, kad Dievo planas yra nepalyginamai didesnis už vieno žmogaus baimę. Gerai. Pereikime prie antrosios dalies. Kągi iš tikrųjų reiškia tyra širdis? Nes, kad suprastume, kokio tikėjimo taip tragiškai trūko Ahazui, turime išsiaiškinti, ką Biblija turi omeny sakydama tyra širdis. Ir atsakymai pasirodo slypi psalmėse. Šis klausimas yra absoliučiai esminis. Ir atsakymas, turiu pasakyti, nėra tiesiog būti geru žmogumi. Ne. Biblinė tyros širdies idėja kalba ne tiek apie moralę, kiek apie visišką 100% ištikimybę. Pažiūrėkime į 3 frazės, kurios tai puikiai atskleidžia. Pakiauti savo sielą. Biblijos kalboje tai reiškia kur kas daugiau nei tiesiog viltis. Tai reiškia garbinti, tai reiškia šauktis, melstis, pripažinti kažką savo dievu. Iš esmės tai yra grynas ištikimybės aktas. Antroji, ir čia yra pati esmė, tyra širdis. Pagalvokime apie tai kaip apie chemiją. Kas yra tyras auksas? Tai auksas, kuriame nėra jokių priemaišų. Lygiai taip pat ir čia. Tyra širdis yra širdis, kuri 100% atsidavusi tik Dievui, be jokių priemaišų, be jokios tavmeldystės, be jokių kitų dievų. Tai absoliučiai nedalomas atsidavimas. Ir galiausiai trečioji nekaltos rankos. Ir tai labai konkretu, tai rankos, kurios neaukoja aukų stabams.
kurios nebuvo iškeltos maldai netikriems dievams. Taip, dabar matome visą paveikslą, ar ne? Visi 3 punktai kalba apie tą patį dalyką, apie visišką nedalomą ištikimybę. Ir būtent tokios ištikimybės taip tragiškai ir pritrūko karaliui Ahazui. Dabar trečioji dalis, kurioje viskas apsiverčia. Iš naujo įprasmintas pažadas. Taigi dabar prasukime laiką kelis šimtus metų į priekį ir pažiūrėkime, kaip ši senovinė pranašystė staiga buvo perskaitoma visiškai naujai. Nes matote, praėjus šimtmečiams ankstyviesiems krikščionėms Senojo testamento pranašystės jau nebebuvo tiesiog seni dulkėti tekstai. Jie savo akimis matė, kaip visi tie senoviniai pažadai pildosi. Visi susijungė ir išsipildo viename asmenyje – Jėzuje. Viskas, kas buvo žadėta, jų akise staiga tapo gyva, pulsuojančią realybę. Ir niekas to neapibendrina geriau nei apaštalas Paulius. Jis iš esmės sako, kad geroji naujiena Evangelijos esmė yra štai kas. Pirma, tai Dievo planas, kuris buvo pažadėtas jau labai seniai per pranašus. Antra, viso šio plano centre stovi jo sūnus Jėzus. Trečia, jis buvo tikras, visiškas žmogus, kilęs iš paties karaliaus Dovydo giminės. Ir ketvirta, per savo prisikėlimą jis buvo atskleistas, įrodytas kaip galingas Dievo sūnus. Tai tobulas tiltas jungiantis senovės pažadus su visiškai nauja realybė. Gerai, priartėjame prie 4 dalies, kaip Juozapas išsprendė mislę. Dabar, sakyčiau, ateina laikas paskutiniai ir pačiai svarbiausiai visos šios dėlionės dalies. Ir vietoj karaliaus, sėdinčio soste, mes sutinkame paprastą kuklų dailidę. Jo vardas Juozapas. Kitas žmogus, visiškai kita krizė, bet svarbiausia, visiškai kitoks atsakas. Juozapo situacija yra tarsi veidrodinis karaliaus Ahazo istorijos atspindys. Abu jie atsidūrė atrodytų neįmanomoje padėtyje, situacijoje, kurioje reikia aklino visiško tikėjimo, tačiau jų atsakymai yra visiškai, radikaliai priešingi. Pažiūrėkime į šiuos 2 vyrus, į šiuos 2 likumus. Vienoje pusėje karalius Ahazas. Susidūręs su krize, jis puola į paniką, ignoruoja Dievo pasiuntinį ir pasirenka baimės kelią. O dabar pažiūrėkime į Juozapą. Susidūręs su neįtikėtinai gilia asmeninė krize, jis apibūdinamas kaip teisų žmogus, išgirsta žinią sapne ir pasirenka tikėjimą. Matote, vienas atmetė Dievo duodamą ženklą, kitas jį priėmė visą širdį. Kągi Juozapas išgirsta tame sapne? Angelas jam pasako kelis esminius dalykus. Pirmas ir pats svarbiausias – nebijok. Antra – vaikas, kurio laukiasi Marija, yra iš šventosios dvasios. Ir trečia – duoda aišku nurodymą. Tu pavadinsi jį Jėzaus vardu, o šis vardas reiškia viešpats gelbsti. Ir tada evangelistas Matas padaro kai ką tiesiog neįtikėtino. Jis paima ir nutiesia tiesioginį tiltą per 700 metų atgal į praeitį. Ir pacituoja būtent tą pranašystę, kuri kadaise buvo duota karaliui Ahazui. Ir staiga 2 istorijos, atskirtos ištisais šimtmečiais, susijungia ir tampa viena. Bet, stop, palaukite minutėlę. Čia kyla paskutinė mislė, ar ne? Jeigu angelas aiškiai pasakė pavadinti vaiką Jėzumi, kodėl Matas staiga primena pranašystę apie Emanuelį? Ar čia koks prieštaravimas? Galiu pasakyti, visiškai ne. Ir atsakymas į šitą klausimą jis atskleidžia pačią Evangelijos širdį. Pažiūrėkime į šitą vardų paslaptį. Turime 2 vardus. Vienas – Jėzus, reiškiantis viešpats gelbsti. Kitas – Emanuelis, reiškiantis Dievas su mumis. Matas juos sujungia ne šiaip sau. Būtent čia, šių 2 vardų sankirtoje, ir slypi visas raktas. Ir štai jis, atsakymas, pats svarbiausias visos šios istorijos momentas. Matote, šie 2 vardai nėra skirtingi. Jie tiesiog apibūdina tą pačią tiesą iš 2 skirtingų pusių. Vardas Jėzus atsako į klausimą, ką Dievas daro, o jis gelbsti. Tuo tarpu vardas Emanuelis atsako į klausimą, kaip Dievas tai daro, o atsakymas – būdamas su mumis. Sujungus viską gauname neįtikėtiną tiesą. Būti išgelbėtam reiškia žinoti ir patirti, kad Dievas yra su mumis. Ir ar gali būti geresnis to įrodymas? Nei patys paskutiniai Jėzaus žodžiai visoje Mato Evangelijoje. Pagalvokime apie tai. Pasakojimas, kuris prasidėjo pranašystę apie Emanuelį, apie Dievą su mumis,
baigėsi jo paties asmeniniu pažadu. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Pažadas apie Emanuelį nebuvo tik vienkartinis įvykis, tik gimimo istorija. Ne, tai yra amžina, nesibaigiančia realybė.